Tai pirmas dalykas, atpažįstam, kas čia per veiksmas tarp trupmenų. Pliusas. Kai mes sudedame trupmenas, mes visą laiką turim galvoti apie vardiklius. Jie vienodi ir nevienodi. Tai čia matom, kad jie nevienodi. Dabar kai tą bendrą vardiklinimą atlikti? Jie turi būti vienodi. Vienas iš būdų, tai yra tokia schema. Žiauriai paprasta. Čia D raidė. Paimam brūkšnį. Šituos du vardiklius tiesiog atsiprašau šitą betvarkę. Šitos du vardiklius mes, gal aš tiesiog taip paimsiu, sudauginame tarpusavyje, tai būtų B kart D. Perrašom tuos skaitiklyje esančius skaičius, kokie jie ir buvo, ir juos padauginam iš įstrižai esančių vardiklių. Tai, pavyzdžiui, A dauginam iš ko? Iš D. Pridedam, nes čia buvo pliuso ženklas. C dauginam iš B. Ir visą laiką jūs galite nieko nebegalvoti, visą laiką turėtų gautis, nors galbūt ir taip nebrutaliai, kaip čia koks žodis, taip masyviai tie skaičiavimai atrodys jų daug, bet tai yra teisingas, visiškai toks no-brainer sprendimas. Tai ir padarom dabar su šito uždavinim. Tai 7 kart 3, taip, sudauginam pirmiausia vardiklius, gaunasi 21. Dabar rašom 2, 1 pliusas, dvejetą dauginam iš 3, vienetą dauginam iš 7. Viskas. 2 kart 3 yra 6, 1 kart 7 yra 7, viską dalinsim iš 21, 6 plus 7 yra 13, 21. Neišsiprasino toliau, toks ir turėtų būti atsakymas. Pažiūrės, ar jis toks ir yra? Taip, jis toks ir yra. Bet dar kai ką parodysiu. 2/7 plus 1/3. Dabar galvom, kažkoks yra, vadinasi, kartotinis, mažiausias bendras kartotinis. Mažiausias bendras kartotinis, su tokia 6 ir kuriuočio klasiai tokia kažkokia painiava būna, kurios net nesupranta, kam čia reikia tokį dalyką, žodžiu, mokiniai nesupranta, kam čia jį reikia mokintis. Bet čia būtent ir yra susijęs su tuo, kad mes ieškom kažkokio skaičiaus, kuris dalintųsi ir iš 7 gražiai, ir iš 3. Tai paprasčiausiai, kaip tą rasti skaičių, galime spėlioti, bet šiuo atveju tikrai bus 21 ir 21. Tai šiaip tai gaunasi lygiai taip pat, kaip mes darėm. Paėmėm ir tiesiog sudauginam šitos skaičius. Tai čia tiesiog dabar jau nėra kažkokio patogesnio varianto, tai tiesiog taip ir sakau. Tai kaip dabar iš ko reikėtų dauginti 7, kad gautumėm 21? Iš 3. Bet jeigu mes norim palikti tokį patį santykį, taip, tai mes turim ir skaitiklį dauginti iš 3. Lygiai taip pat dabar mes turime gauti čia 21. Iš ko reikia dauginti 3, kad gautumėm 21? Iš 7. Bet jeigu mes vardiklį padauginam iš 7, tai mes tą patį turim padaryti su vienetu. Tai mes gauname vėl lygiai tą patį dalyką. Šiuo metu vardikliai yra vienodi, o kai jie yra vienodi, mes tiesiog rašom jį bendrą ir sudedame skaitiklius be jokių daugybų, gaunam visiškai identišką atsakymą. Viskas. Toliau seka 4.D. Sprendimo reikia, taip. Čia mes turim ne ką kito kaip laipsnius, kurių pagrindai yra vienodi. Tai kai jų pagrindai yra vienodi, mes naudojam tokią vieną taisyklę. Čia yra tokia taisyklė, arba gali būti daugybė, tiesiog analoginis sprendimo būdas. Jeigu čia yra dalyba, pagrindai vienodi, tai mes tuos rodiklius tiesiog atimame. Jeigu turime daugybę, mes tuos rodiklius sudedam. Tai ką mes čia turim? Dalybą. Dabar reikia nepasimesti su šitais ženklais. Juos reikia turėti galvoje. Tai pas mus yra 7, tai ir tas bendras pagrindas. Dabar mes iš -5 dėl dalybos ženklo turėtume atimti ką? -3. Dabar čia pratęsiu lygybę. 7 rašau. Minusas ir minusas, kai yra taip skliaustelios, jeigu nemėgstat matematikos taisyklių, tai galite vizualiai įsivaizduoti, kad visą laiką tokiu atveju, tokiam šablonė mes gaunam pliusą. Tai parašau -5 plus 3, o -5 plus 3 tai yra 7 minus 2. Ir toliau dar truputėlį galime išsiaiškinti, kas tas minus 2. Tai kai mes turime, pavyzdžiui, kažkokį tai skaičių, laipsnių, kurio rodiklis yra neigiamas skaičius, tai visą laiką mes turėsim trupmeną. Tai pirmiausia, minusas kaip naikinasi? Jisai labai paprastai. Mes įsivaizduojam, kad čia turim trupmeną. Jeigu norim naikinti minusą, mes turim tą trupmeną apsukti aukštyn kojom ir tada tas rodiklis pasidaro teigiamas. Tai mes lygiai tą patį dabar čia padarysim. 7 minus 2 buvo,
Tai įsivaizduojam, kad čia buvo 7 pirmosios. Dabar dar vienas dalykas, jeigu nesuprantat, kas čia vyksta. Kodėl 7 yra tas pats, kas 7 pirmosios? O todėl, kad dalyba, tiksliau, trupmena tai yra tas pats, kas dalyba. Taip? 7 pirmosios yra lygiai tas pats, kas 7 padalinti iš 1. Galite skaičiuotuvu padalinti ir gausit vis tiek 7. Tai dėl to 7 yra tas pats, kas 7 pirmosios. Mes galim po bet kokiu skaičiu rašyti vienetą ir gausim, kad tai yra lygiai tas pats. Tai yra tiesiog greičiausias būdas, kaip pasidaryti trupmeną iš skaičiaus. Gerai, tai dabar, minusas buvo, mes tą minusą pirmiausia naikinamės. Kaip? Verčiamės trupmeną aukštyn kojom, apsiverčiam dvejetas jau be minuso. Dabar, kai turime tokį šabloną, ar ne, tai mes tą dvejetuką turim pakelti tiek skaitiklyje, tiek vardiklyje. Nu ir viskas, 1 kvadratu yra 1, 7 kvadratu yra 49, atsakymas yra 1,49. 4.3. Gerai, mes čia turim veiksmą su moduliu. Modulis tai yra tas pats, kas atstumas, tai yra greičiausias, nežinau, pagal mane tai yra tiesiog atstumas, aš jį taip įsivaizduoju. Dabar reikia pagalvoti, kas gaunasi, jeigu -2 mes atskliausime. Kad ir kas čia stovėtų, visą laiką tai yra teigiamas atsakymas, taip, tai mes gauname tiesiog dvejetą. Tai vietoj šitos vietos, galiu pratęsti lygybę, rašysim 2, šitą palieku ramybei. Matyta, jau kažkur turėtų būti šita vieta. Visą laiką jinai atsiskleidžia kaip pliusas. Tai bus 2 + 3 ir tai yra 5. Atsakymas yra 5. Ir 4.4. Reikia gauti sprendimą. Gerai, parodysiu tokį negreitą sprendimo būdą, po to parodysiu gudrų sprendimą. Tai 2 kart šaknis iš 5 kart šaknis iš 5. Rašau 2, dabar čia yra taisyklė, kad jeigu yra daugybė, tai mes galime šaknis dėti po vienu pošakniu. Tai bus 5 kart 5. Čia bus 2 kart šaknis iš 25. Šaknis iš 25 traukiasi, gaunasi 5, todėl aš rašau 2 kart 5 ir tai yra 10. Kitas sprendimo būdas yra labai paprastas. 2 kart tie patys skaičiai sudauginti 2 kartus, mes galim rašyti šitaip. Šaknis ir kvadratas vienas kitą panaikina, gaunasi 10. Kodėl šaknis ir kvadratas vienas kitą panaikina? Toks paprastas dalykas. 2 kart 2 žinom, kad yra 4. Žinom, kad šaknis iš 4 yra 2. Taip? Taip pat žinom, kad 2 kart 2 yra 2 antruoju. Dabar 2 antruoju yra tas pats, kas 4. Vietoj to ketvirto, va čianais, užrašau 2 šaknis iš 2. Nes taigi yra tas pats, taip? Ir tai yra lygu 2. Čia yra 2, čia yra 2. Tai yra lygiai tas pats. Kitaip sakyti, kaip čia sakant, šaknis ir kvadratas vienas kitą cancelina, kaip čia neutralizuoja, nežinau. Lygiai taip pat būtų kubinė šaknis kubas. Keturgubos šaknis, keturgubos ten tas rodiklis. Tai va tokia taisyklė, greitas ir sprendimas. Tikiuosi, kad pamoka buvo naudinga. Jeigu turi kitų uždavinių, kurių sprendimus norėtum sužinoti, būtinai parašyk man. Aš pabandysiu nufilmuoti video ir pasidalinsiu juo ne tik su tavimi, bet ir su visa bendruomenė. Taip tu padėsi man ir mūsų bendruomeniai augti reikiamą kryptimi. Jeigu pamokos neužteko ir norėtum individualaus dėmesio, kviečiu tave užsiregistruoti per Calendly platformą į individualią pamoką. Iki greito.